Trumpas užspaudė gerklę Kubos diktatūrai, o Havana atsakė taip, kaip įspaustos į kampą režimai atsako. Paskubomis paskelbė amnestiją ir paleido daugiau nei 2000 kalinių. Tai pristatydama kaip humanitarinį gestą, tačiau tai įvyko būtent tuo metu, kai JAV spaudimas, įtemptos dėrybos su Vašingtonu ir Trumpo vyriausybės puolimas prieš senąjį salos komunistinį aparatą pasiekė aukščiausią tašką. Šį antradienį tai yra svarbu, nes kalbame ne apie atskirą sprendimą Havanoje, o apie tiesioginę režimo reakciją, kuris pajuto baimę, kai Trumpo administracija sugriežtino toną. Markas Rubijus sugriežtino poziciją prieš Kubos vadovybę. Miguelis Diasas Kanelis paskelbė kalinių vardus oficialiame leidinyje, pavadino malonę suverene ir humaniška, bet klausimas, kuris lieka, yra paprastas. Jei diktatūra buvo tokia silpna, jai laikosi, kodėl dabar atidarė kameras? Jei nebuvo realaus spaudimo, kodėl būtent dabar skubiai paleisti tūkstančių žmonių? O jei Trumpas Havanoje nesukėlė politinio teroro, kaip paaiškinti tokio masto amnestiją Amerikos apsiausties metu? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes šie tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Amnestijos gavėjų sąrašas buvo paskelbtas Kubos oficialiajame leidinyje. Pagal 2024 m. balandžio 3 d. Miguelio Diaso Kanelio pasirašytą dekretą. Tekstas suteikė visišką ir galutinę malonę ilgam kalinių sąrašui. Dalį jų jau paleido iš kalėjimų, praneša Reuters. Išlaisvinimas apima daugiau nei 2000 kalinių ir yra antra amnestija, kurią šiais metais paskelbė režimas. Diktatūra bando kontroliuoti pasakojimą, teigdama, kad nelaiko politinių kalinių. Režimas teigia, kad po protestų sulaikyti asmenys buvo nuteisti už viešosios tvarkos pažeidimą, pasipriešinimą areštui, vagystę ir vandalizmą. Tačiau būtent šiame aspekte slypi politinė amnestijos svarba. Daugelis disidentų ir protestuotojų susijusių su 2021 m. protestais jau buvo paleisti pagal neseniai sudarytų susitarimus ir priemonės, kai išorinės spaudimas Havanos atžvilgių didėja. Salą neatvėrė kalėjimų durų dėl pasitikėjimo savo sistema. Atvėrė, nes režimas yra apsuptas ekonominės krizės, tarptautinio prestižo smukimo ir Amerikos spaudimo tokiu greičiu, kokio diktatūros planuose nebuvo numatyta. Trumpo veiksmai sukėlė politinį siaubą Havanoje, nes smogė režimui ten, kur jam skauda labiausiai – per pinigus, legitimumą ir išlikimą. Dieną prieš amnestijos paskelbimą, balandį, pagrindinis Kubos diplomatas Vašingtone viešai pakvietė Amerikos vyriausybę padėti pertvarkyti salos ekonomiką. Tai parodo, kokio masto yra spaudimas. Ta pati diktatūra, kuri kaltina Jungtines valstijas agresiją, dabar ieško ekonominės išeities būtent su Vašingtonu, tuo pačiu paleisdama kalinius, kad bandytų sumažinti spaudimą. Būtent čia žiauri amnestija pasirodo kaip skubi manevras, o ne kaip tikras atvirumo įrodymas. Situacija dar labiau paaštrėjo gegužės 20 dieną, kai Jungtinės valstijos paskelbė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro, įskaitant sąmokslą nužudyti Amerikos piliečius, žmogžudystę ir orlaivių sunaikinimą. Raulis Castro yra 94 metų, šį mėnesį pasirodė viešumoje Kuboje ir nėra jokių ženklų, kad jis būtų išduotas, tačiau kaltinimo simbolinė reikšmė yra milžiniška. Vašingtonas įtraukė istorinę Kubos revoliucijos asmenybę į Amerikos teisinės sistemos taikiklį. Markas Rubijus kitą dieną padidino spaudimą, pareiškęs, kad derybų dėl susitarimo su Kuba galimybės nėra didelės. Šis pareiškimas sužlugdė Havanos bandymą pateikti kalinių paleidimą kaip normalumo ženklą. Rubijus aiškiai pasakė, kad Amerikos administracija teikia pirmenybę diplomatiniam sprendimui, tačiau nepasitikė dabartinę komunistų vadovybę. Brunas Rodrigesas, Kubos užsienio reikalų ministras, sureagavo, apkaltindamas Rubijus skatinant karinę agresiją ir neteisingai vadinant Kubą terorizmo rėmėją. Havanos reakcija rodo, kad spaudimas pasiekė Kubos valdžios centrą ir privertė režimą atsakyti gynybiniu tonu. Režimas taip pat bando paversti amnestiją vidinės propagandos priemonę. Vadindamas šią priemonę humanitariniu ir suvereniu gestu, Diasas Kanelis bando pasakyti Kubos žmonėms, kad vyriausybė ir toliau kontroliuoja padėtį. Tačiau įvykių seka sugriauna šį spektaklį. Pirmiausia buvo sunkios derybos su Vašingtonu, po to sekė kalinių sąrašas. Po to sekė kaltinimai Rauliui Castrui.
Netrukus po to Rubijus atvėsino bet kokias lengvo susitarimo viltis. Matome diktatūrą, kuri paleidžia kalinius, bandydama išvengti, kad Amerikos spaudimas nesukeltų dar didesnės krizės. Žmogaus teisų grupės pabrėžia, kad problema toli gražu nesibaigia. Human Rights Watch balandį pareiškė, kad Kuboje vis dar laikoma daugiau nei 700 politinių kalinių. Pasak tokių organizacijų kaip Justica, 11J ir Prisoners Defenders. Be to, šimtai žmonių laikomi namų arešte ir taikomi kiti apribojimai. Prisoners Defenders taip pat gegužę teigia, kad 2026 m. balandį Kuboje pasiektas naujas rekordas – 1260 politinių kalinių. Šis faktas dar kartą patvirtina, kad amnestija neišteisina diktatūros. Ji tik parodo, kad režimas nusprendė iš dalies nusileisti, bandydamas išgyventi apsuptį. Kubos krizė taip pat turi ekonominį komponentą, kurio diktatūra nesugeba paslėpti. Sala susiduria su elektros trūkumu, maisto stygiumi, specialistų pabėgimu, sumažėjusiu gamybiniu pajėgumu ir priklausomybė nuo išorinės pagalbos. Kai tokios būklės režimas paleidžia daugiau nei 2000 kalinių derybų su Jungtinėmis valstijomis metu, žinutė gyventojams yra aiški. Vyriausybė neveikia iš gerumo, ji bando laimėti laiko. Amnestija tampa politinių garo nuleidimo vožtuvų, skirtų sumažinti tarptautinį spaudimą, nuraminti šeimas ir parodyti tam tikrą gestą, kol režimo struktūra išlieka užstrigusi. Donaldas Trumpas naudoja šį silpnumą kaip politinį ginklą. Baltieji rūmai jau buvo sustiprinę griežtą poziciją prieš Kubą, laikydami režimą grėsme Jungtinių valstijų saugumui. Cituodami ryšius su strateginiais priešininkais, bendradarbiavimo ir saugumo trūkumus bei Havanos istoriją dėl deportacijų ir migracijos kontrolės. 2026 m. sausį patys Baltieji rūmai pareiškė, kad Trumpas sustiprino JAV politiką Kubos atžvilgiu ir išlaikė apribojimus susijusius su salos vaidmeniu kaip terorizmo rėmėjos. Šis kontekstas paverčia amnestiją didesnės kovos dalimi. Tai ne tik kalėjimas, tai valdžia. Kubos diktatūra žino, kad kiekvienas dabar paleistas kalinys tampa įrodymu, jog išorinės spaudimas veikia. Režimui tūkstančių žmonių paleidimas gali atrodyti kaip bandymas sušvelninti situaciją. Trumpui šis žingsnis sustiprina tezę, kad Havana imasi veiksmų tik tada, kai iš tikrųjų bijo pasekmių. Todėl amnestija taip erzina komunistinį branduolį. Paleisti kalinius nereiškia leisti laisvai veikti opozicijai. Režimas gali viena ranka atverti duris, o kita išlaikyti stebėjimą, ribojimus ir represijas. Daugiau nei 2000 kalinių amnestija rodo diktatūrą, bandančią kvėpuoti esant spaudimui. Trumpas privertė Havaną susidurti su didelė politinė kaina. Rubijus padarė galą minkštai diplomatiniai retorikai, o Raulio Castro atvejis smogė seniausiam Kubos komunistinės valdžios simboliui. Dabar režimas bando atsitraukimą pateikti kaip suverenę iniciatyvą. Tačiau Kubos žmonės mato susilpnėjusią struktūrą, priversta paleisti kalinius, kai tuo pat metu susiduria su Vašingtonu, ekonominė krize ir vis stiprėjančių laisvės reikalavimų pačioje saloje. Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas, ir mano tikslas kasdien pateikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.